Labas žmogau, aš jau 5 metus jums pasakoju, kad jūs beveik visi, daugiau ar mažiau, gyvenate savo seksualinėse fantazijose. Kai kam tas žodis nepatinka, pavadinkim tai jūsų informacinis burbulas. Jūs savo galvoj, susikart kažkokį tai pasaulį ir galvojat, kad tokia yra realybė. Ir ateis laikai, kai tas burbulas sprogs ir reikės grįžti į realybę. Ir pasirodo, šita problema Lietuvoje jau ant tiek yra opi, kad netgi oficiali žiniasklaida apie tai pradėjo kalbėti, kad žmonės nebesusitvarko su realybė, jie nebemoka gyventi realybėje. Ir tuo metu, kai mes dar gyvenam rojui, mes dabar realiai gyvenam rojui, dar nėra jokių materialinių priežasčių dūšti seksualiniam fantazijam, dar pilnai užtenka materialinių vertybių, resursų, kad tas jūsų seksualinės fantazijas palaikyti gyvybiškas. Bet jeigu jau dabar tokia problema Lietuvoje, tai realiai tą, ką aš pasakoju, tai bus rojus. Reali situacija bus žymiai žiauresnė. Nes jau kai dar tas seksualinės fantazijas galim palaikyti žmonės jau ant tokio masto, kad jau psichiatrinės perpildytos, tai žinot, jau yra liūdna. Bet jūs toliau vis tiek iš manęs juoksitės, sakysit, nesąmonė, dėdas nusišneka. Jau tu dar kažkiek turi adekvataus proto. Paskaityk komentarus. Ir pasakyk, ar šitie žmonės gali adekvačiai reaguoti į realų gyvenimą ir į gamtos dėsnius. Aš jums duodu instrumentus. Yra projektas Norai pildosi. Ką ir kaip reikia padaryti, kad patogiai ir lengvai seksualinės fantazijas nuleisti ant žemės ir pačiam atsistosi tvirtai ant žemės ir toliau gyventi. Bet tik to, jūs toliau ir juokitės. Bet prieš tai, jeigu dar tiek didžiai, pažiūrėk, kas šneka oficiali žiniasklaida apie šitą problemą, kai mes dar gyvenam rojui. O po to pagalvo, kas bus, kai finansinės problemos prasidės. Kas bus? Alkoholis, narkotikai, psichuškė. O paskui, ką kitas kelias yra? Net. Kas vyksta su Lietuvos jaunimu? Anot Vilniaus psichikos sveikatos centro direktoriaus, centre kaip niekad didžiulė 18-30 metų pacientų banga. Daliai besikreipiančių pagalbos reikia dėl nesugebėjimo prisitaikyti realybėje. Anot psichiatro, prie to prisideda besaikis buvimas internete, virtualioje realybėje, o kur dar atsiradę dirbtinio intelekto sugeneruoti draugai avatarai. Visą tai išjungus žmonės tampa socialiai neįgalūs. Ką sako specialistai ir kokios jų įžvalgos, domėjosi Aušra Šiaulytė. Išmanūs, protingi, technologijų virtuozai ar priklausoma ir nelaiminga jaunimo karta? Kas vyksta su jaunuolių psichika? Psichiatrai turi neraminančių įžvalgų. Deja, bet, sakysim, jeigu anksčiau mes daugiau dirbom su vyresniais pacientais, tai tikrai dabar yra didžiulė banga būtent labai jaunų pacientų. Tai yra, mes nedirbam su vaikais, bet apie pusę mūsų pacientų yra nuo 18 iki 30 metų. Anot Marcinkevičiaus banga didžiulė, nors jaunimas neišgyvena jokio kataklizmo, yra sotus ir saugus. Dalis tų jaunų žmonių atvažiuoja dėl narkotinių psichozių, bet dalis būtent atvažiuoja dėl to nesugebėjimo prisitaikyti realioje visuomenėje. Anot pašnekovo, meškos paslaugą daro ir virtualus pasaulis. Jame mirkstama valandas. Specialistai daug kalba apskritai apie socialinių tinklų didžiulę daromą žalą. Dabar jau ateina netgi dirbtinis intelektas, kuris turi dar didesnių grėsmių, nes iš tikrųjų jisai gali pataikauti kiekvieno žmogaus skoniui. Daromi vadinami avatarai arba asmeniai, personaliniai, gali susikurti savo kažkokį net draugą. Galbūt jaunoji karta tampa individualistai ir jiems gyvo bendravimo nebereikia. Amerikos psichologai jau tyrinėja naujausius dirbtinio intelekto sukurtus avatarus per programas Character AI ar Replika ir susirūpino, kad su tokiais personažais bičiuliais nuolat besikalbantys paaugliai vėliau gali turėti rimtų problemų bendraudami su tikrai žmonėmis. Bendrai prastėja vaikų psichikos sveikata ir daugėja gretutinių diagnozių, ko niekada nebuvo, kai kalbam apie vaikus. Vartotojiška kultūra, jinai aišku, kad šitai kartai būdinga, mes vadinam šitą kartą nerimo kartą. Ar dirbtinis intelektas ir jo sukurti avatarai jau ir Lietuvos paauglių galvose? Labai nauja ir turim vasarą, tai dar neturim to atgalinio ryšio, nes pirmiausia tą atsaką pasako mokytojai, kada vaikai grįžta į mokyklas. Anot psichiatro, 20-mečių drama įvyksta, kai paauglystė baigėsi. O tai karta, kuris su virtualia realybė augo nuo kūdikystės ir tik dabar pradeda suvokti, jog reikia pradėti rūpintis ir žemiškais dalykais. Deja, mes negalim gyventi vien virtualiam pasaulyje ir tai yra
tragedija, kada jiems tenka susidurti su realiu pasauliu. Žmogus susiduria, jis tampa visiškai neįgalus gyventi visuomeniais, nežino, nemoka bendrauti, nežino normalių socialinių normų. Tai šiaip tai tikrai psichikai daroma didžiulė žala. Dienos stacionare oficialiai pagalba teikiama paaugliams nuo 14, bet kalbama ir apie dešimtmečius. Anot specialistų, ankstyva branda paauglystė ankstėja. Kuo turim jaunesnį amžių, to turim tų ribojimų įvesti daugiau. Nepilnamečių dienos stacionaras antrinio lygio paslauga. Norinčia patekti, reikalingas šeimos gydytojo arba psichiatro siuntimas. Į dienos stacionaro programą įtraukiami ir su paaugliais susitvarkyti nebegalintys tėvai. Sveikatos apsaugos ministerija sako, dabar koncentruojamas į pagalbą ambulatorinėmis sąlygomis pacientų gyvenamoje aplinkoje, kad pacientai neprarastų socialinių ryšių ir įgūdžių. Pagal įgyvendinamus projektus suplanuotas tam tikras stacionaro lovų mažinimas, o investicijos skiriamos psichikos dienos stacionaro plėtimui, gydymo bendruomenėje komandų kūrimui ir išlaikymui. Jeigu visą laiką, sakysim, psichiatrijos lovų skaičius buvo mažinamas ir jisai nuosekliai mažėjo visus tuos 30 su virš nepriklausomybės metų, tai dabar jau mes pradedam irgi kalbėtis ir su sveikatos ministerija, kad viskas lovos jau tampa perpildytos stacionarų ir būtent dėka tų jaunų žmonių. Dirbtinis intelektas iššūkis ne tik psichikai, bet ir kovojantiems su melagienomis, sukčiavimu, dezinformacija, vadinamoju deepfake'u. Reguliavimų tokių rimtų dar nėra priimta aiškiau, kur elgtis ir kaip šalinti. Kartais net neaišku šaltinis, kas tokį turinį skelbia. Tai yra turbūt ateities grėsmė ir problema, kuri yra tikrai labai rimta ir turbūt bendrom jėgom bandysim ieškoti sprendimų, kaip galima išspręsti. Anot pašnekovo, net ir sureagavus per kelias valandas ištrynus dirbtinio intelekto kūrinį, žalos jis gali pridaryti tūkstančiams, kurie tokius vaizdelius spėja pamatyti.